Dar kartą sveikinuosi su visais, kas prisijungę esat, kas klausysitės mūsų įrašo meditacijos. Šį vakarą aš Asta ir kita Ir Asta. Šasta. Tai tuomet pakviesim jūs visus patogiai įsitaisyti, leisti savo šį vakarą atsipalaiduoti, atsikvėpti ir pasinerti savo vidinį pasaulį, vidinių būsenų išjautimą ir žiūrėsim, kurgi čia mus ves subtilusis planas. Tai pakviesiu tada visus užsimerkti, įsipatoginti savo vietose, ar atsigulę, ar atsisėdę esat. Tuomet giliau įkvėpkim ir iškvėpkim, galima su atodūsiu giliai leisti sau, paleisti dienos įtampas, visą bėgimą, jeigu iš darbų, kas esate. Ir su kiekvienu įkvėpimu pajaučiam, kaip įkvepiam į save, tiesiog savo vidinę intenciją, lengvumą. Įkvepiam tyrumą, meilę. Tai, ko mums šią akimirką reikia, tai, kas mums tikslinga. Ir iškvepiam visą sunkumą. Viską, kas atitarnavo, ką susirinkom per dieną ar per kažkurį laiką iš aplinkos, iš kitų žmonių. O galbūt savo mintimis sukūrėm nesąmoningai. Tai šią akimirką leidžiam savo tiesiog, pasakom savo protui, kad leidžiu tau šią akimirką ilsėtis. Ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu pajaučiam, kaip vis labiau atsipalaiduoja ir fizinis kūnas. Pajaučiam, kaip atpalaiduojam savo kaktą. Palaiduojam viršugalvį, akiduobes. Palengva atsipalaiduoja skruostikauliai. Atsipalaiduoja žandikaulis. Gali netgi atvėpti truputėlį. Niekas jūsų nemato. Leidžiam savo būti visiškam atsipalaidavime. Atpalaiduojam savo kaklą, pečius. Su kiekvienu įkvėpimu pajaučiam, kaip pilvas prisipildo tyrumo, deguonies. Įkvepiam į save pasitikėjimą. Įkvepiam kūrėjo meilę į save. Ir iškvepiam viską. Pajaučiam, kaip visas kūnas, visas pilvas, nugara darosi lengvi, išlaisvėja, atsipalaiduoja rankos iki pat pirštų galiukų. Atsipalaiduoja ir dubuo. Klubai atsipalaiduoja, kojos, blauzdos ir pėdos. Kvėpavimas lengvas, malonus ir laisvai teka nuo viršugalvio
ir leidžiasi lengvai iki pat kojų pirštų galiukų. Ir vėl kyla aukštyn per visą stuburo kanalą ir lengvai leidžiasi žemyn. Visa kosminė energija laisvai cirkuliuoja visu sąmonės kanalu, o visas kūnas šią akimirką atsipalaidavęs, sąmonė pasiruošusi lengvai priimti visą, kas šią akimirką yra tikslinga, kas turi ateiti, kam tu esi pasiruošęs. Ir sutelkiam dabar savo dėmesio energiją į širdies centrą. Jaučiam į didžiąją sąmonę arba kūrėjo dalelytę esančią kiekvienam iš mūsų. Gali tai jausti arba tiesiog žinoti, kad tai yra tavo kūne toksai centras šviesos ir kūrėjo begalinės meilės šaltinio, per kurį tu susijungi su visa kuo, su visa visata, su visų beribių žinojimu. Gali netgi matyti šviesą, pulsavimą toje erdvėje. Ir gali pajausti, kaip švelniai ir maloniai tave užplūsta begalinė kūrėjo meilė. Tu esi čia žemėje ir tuo pačiu esi ryšyje su savo kosminiu aspektu, su savo aukštesniąja sąmonė, kuri tave be galo myli ir nori, kad tu kiekvieną savo gyvenimo akimirką kurtum džiaugsme, lengvume, tekėjime, buvime, suvokime. Atsiverk šią akimirką tam vidiniam aukštesniųjų sąmonių žinojimui. Nesvarbu, kurią sąmonę tu esi labiau įvaldęs. Gali sutelkti savo dėmesį, jeigu žinai, suvoki, nujauti į tą, kurią šią akimirką su tavim nori komunikuoti. Arba gali tiesiog būti tame sraute ir žinojime, kad tu esi ryšyje, kad tu esi pirmapradėje savosios sąmonės būsenoje, lengvume ir atsipalaidavime, savo vidinėje šviesoje.
ir leisk jai plėstis. Ir šioje šviesoje įsileisk jėgą ir tvirtybę, kuri ateina į tave švelnios energijos bangos pavidalu. Gali pajusti, kaip švelni energijų banga paliečia visą tavo kūną ir eina per visą tavo ašį, įeidama į kiekvieną ląstelę, į kiekvieną organą ir į kiekvieną sistemą. Leisk tvirtybės bangai ir energijos bangai lėtai ir lengvai lietis tavo kūnu. Būk visiškame atsipalaidavime ir kartu jausk džiaugsmą, begalinį lengvą džiaugsmą, kuris sklinda tavo kūnu su jėga, su tvirtybe, stiprindamas tavo kiekvieną kūno ląstelę, kiekvieną organą ir sistemą. Ir šiame momente leisk sau gyti, leisk stiprėti ir leisk šviesti. Leisk sau viską, ko anksčiau galbūt neleisdavai. Paleisk abejones, paleisk viską šią akimirką. Būk visiškoje laisvėje, visiškame lengvume ir visiškame atsipalaidavime. Leisk gyvenimo upei tekėti per tave. Tegul upėje nebūna jokių užtvarų, jokių akmenukų. Tegul viskas teka lengvai ir laisvai, kaip ir gyvenime. Tegul viskas vyksta sklandžiai ir su palaima, su didele šviesios energijos banga. Leisk gyvenimo saulei apšviesti tave, tavo gyvenimą, tavo kūną, tavo erdvę ir visa, kas tave supa. Leisk įnešti džiaugsmo bangą. Džiaukis viduje, pajusk pilnatvę savyje, pajusk užsipildymą. Išjausk šią būseną savo vidumi. Ir sulig šiais žodžiais ateina Maitrėjos priminimas. Prisimink, kad tu esi laisvė, tu esi meilė, tu esi džiaugsmas, tu esi tiesa. Todėl leis šiom būsenoms įsitvirtinti tavyje šią akimirką ir tavo kasdienybėje. Leisk joms plėstis. Fiksuok jas savo akimirkose. Fiksuok jas savo pasirinkimuose. Kaip tu renkiesi, kokius sprendimus priimi. Ar tu esi laisvas tame? Ar tu esi nuo kažko priklausomas? Kam leidi valdyti savo gyvenimo, dėsningumus? . 。  . 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
Ar visuomet pasikliauji savo vidiniu žinojimu, nes tu jį turi, tu turi rinktis, laisvę rinktis kūrėjo kelią, kūrėjo šviesos, meilės ir globos kelią, su beribiu tikėjimu, kad esi vedamas, saugomas ir globojamas. Žinok tai, nepamesk to. Atmink tai savo širdyje, tai turi skambėti kiekvieną tavo gyvenimo akimirką. Nesvarbu, kad tu sakai daugybę kartų, tikiu tavim, kūrėjau. Kūrėjas žino, kuriomis akimirkomis tu esi su juo, o kuriuo metu esi paklydusi avelė. Bet jis tavęs laukia kiekvieną akimirką, žiūri mylinčiu žvilgsniu į tave ir tavęs laukia sugrįžtant. Nežino, kad tu esi kelyje, į savo vidinį žinojimą, kad tu ieškai, užčiuopi, kartais pasimeti ir jis visuomet tave palaiko ir saugo savo glėbyje, net jei tu tuo akimirką galvoji, kokie sunkus išbandymai tave užklupo. Kiekvienas išbandymas, kiekviena akimirka stiprina tave ir augina, grąžina tave į tavo kelią, į tavo šviesos šaltinį. Pajaus kūrėją šią akimirką gyvą savo širdyje. Užmegzk ryšį. Užmegzk, o gal tiesiog prisimink, nes daugybę kartų jau buvai jį užmezgęs. Pažiūrėk, galbūt pamatysi kūrėjo žvilgsnį, pajausi kūrėjo šypsnį. Jis niekuomet tau nelinki blogo. Kiekvieną akimirką jis tau linki gero. Ir kiekvieną kartą, kai tau bus sunku, paimk kūrėjo ranką ir eik drauge. Niekada nebijok savimi ir nebijok. Nebijok eiti, nebijok klysti, nebijok klupti, nes kiekvieną kartą suklupęs tu įgysi vis daugiau jėgų keltis ir stiprėti. Todėl eik, visada eik pirmyn. Kad ir kokie gyvenimo vėjai tave pūstų, atramą visada jausk savyje. Net jeigu aplink kiti tave nuvils, žinok, kad tavyje yra kūrėjas ir gali visada pasitikėti savimi. Visada ieškok tos jėgos ir tos stiprybės savyje. Nepamiršk, niekada nepamiršk, kad esi be galo stiprus ir be galo tvirtas visame kame. Ir kad šis gyvenimas tau duoda viską, ko tik tau reikia. Tik išsirink ir pasirink tinkamai ir tikslingai. Ir jei kada bus sunku, žinok, kad tai tik pamokos, kurias turi praeiti. Praėjęs jas, tapsi stipresnis.
Šią akimirką jaučiasi toksai pasirinkimas, tarytum kūrėjas iš savo rankos kiekvienam iš jūsų dalina, kažką įdeda į saują, bet kiekvienam kažką skirtingo, ypatingo. Ir Ir kiekvienas tą, ką gali įdeda, ir tą, ką įdeda, atrodo, kiekvienas pasiemat ir įsidedat į savo širdį. Nes per širdį ateina vidinis žinojimas. Per pajautimą, per suvokimą, per mintį, kuo kūrėjas kiekvieną apdovanoja. Ir galit sutelkti dėmesį, galbūt pavyks šią akimirką užfiksuoti, o jei ne šią akimirką, žinojimas ateis su laiku. vis dažniau būkite savo vidinėje tyloje, kad pajaustumėte savo mintis, kad pajaustumėte savo būsenas ir kad galėtumėte pats sau padėti. Išjauskite savo visą esybę, savo troškimus, savo norus ir savo poreikius. Leiskite sau būti savimi ir leiskite daryti sau mėgstamus ir patinkančius dalykus, dirbti mėgstamą darbą. Pasistengkite mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka, šviečiančiu saulės spinduliu, švelniu vėjo gūsiu. Pasidžiaukite, kas esate, kuo esate ir ką turite. Tegul dėkingumas užpildo jūsų dieną ir jūsų gyvenimą. Tegul dėkingumas tampa įpročiu jūsų kasdienybėse ir jūsų mintyse. Žmogui duota viskas - galia matyti, galia jausti, galia veikti, galia kurti. Pasinaudokite kiekvienas jums skirtais įrankiais, galimybėmis ir gebėjimais. Pasidžiaukite, nes kuo daugiau džiaugsitės, tuo daugiau jums bus duota. Ir tegul ta gausa įsilieja į jūsų gyvenimus kartu su Kūrėjo šviesa ir su Kūrėjo meile. Ir su ta meile, su gausa, lai įsilieja vidinė sveika būsena. Ta būsena, į kurią šią akimirką jūs įveda kūrėjas. Ta būsena, kurioje kiekvienas gali kurti. Būsena, kurioje gimsta sveikos mintys, aplanko kūrybinis įkvėpimas. Tai yra lengvumo ir atsipalaidavimo būsena. Ji pakylėta, kupina šviesos ir lengvo džiugesio. Čia nėra sproginėjančių
aštrių emocijų, joje tiesiog gera būti. Čia yra žinojimas. Esu sveikas, esu stiprus, mano mintys sveikos, mano mintys šviesios. Ir aš kuriu, kad tarnaučiau kūrėjui. Aš draugė su juo vykdau savo gyvenimo misiją, kuri daro mane laimingu. Nes šioj būsenoj esu savimi. Šioje būsenoje nereikia kaukių, nereikia apsimetinėjimo. Nes šioj būsenoj tu esi tyras. Tyras kaip tas čiurlenantis gyvybės šaltinis. Kaip ta gyvybės energija, kuri laisvai teka tavimi. Visada būk ta gyvybinė energija ir visada būk laimingas, kad ir kas benutiktų. Tegul tavo akis puošia šypsena ir švelnus žvilgsnis, tegul lūpose niekada nedingsta šypsena. Tegul visame kūne tyliai ir ramiai plevena vidinė džiaugsmo banga. Leisk sau džiaugtis ir leisk sau būti laimingam visame kame. Ir leisk tai laimės būsenai spinduliuoti savyje ir iš tavęs erdvėje aplink save. Ir širdimi pajusk pokytį, laimės ir džiaugsmo būsenos pokytį, vidinį pokytį. Vidinį pokytį tavo struktūrose, ląstelėse ir visame organizme. Leisk sau būti laimingam. Ir leisk kitam būti laimingam. Tai be galo svarbu, nes nuo tos laimės ir džiaugsmo būsenos keičiasi visas pasaulis, keičiasi artima aplinka, žmonės, draugai, pažįstami. Ir tas laimingų žmonių ratas didėja ir džiaugsmo būsena įneša vis daugiau šviesos į mūsų visų kasdienybės lauką, į mūsų visų kasdienybės erdvę. Leisk tai džiaugsmo bangai sklisti, nestabdyk jos, tiesiog leisk. Ir šią akimirką, kai tu jauti tą laimės būseną, tu kuri savo sekančias gyvenimo akimirkas. Tu kuri savo laimingą rytojų. Nes čia ir dabar tavo būsena programuoja tai, koks bus tavo rytojus. Kiekviena tavo akimirka yra apie tai, apie tavo pasirinkimą, kurį tu sąmoningai ar nesąmoningai į save įsileidi. Ir nesvarbu, ar tu žinai, užfiksuoji tas būsenas, ar tu jas tiesiog nevalingai įsileidi į save, leidi joms tave užvaldyti. Šią akimirką tu esi laimingas, esi pakylėtas,
esi lengvume. Leisk tom akimirkom įsitvirtinti tavo gyvenime, kad toksai būtų visas tavo gyvenimas. Nes tau nereikia kentėti tam, kad suvoktum, kas yra laimė. Tai buvo anksčiau, kai žmogaus sąmonė vystėsi, evoliucionavo. Dabar tu žinai, kad tavo būsena yra sąmonė, yra pakankamai užaugusi, kad tu galėtum suvokti, kaip gali kurti savo gyvenimo akimirkas, kad tai yra tavo pasirinkimai, tavo būsenų įvaldymas, savęs stebėjimas, fiksavimas ir tavo vidiniai pasirinkimai. Todėl kurk savo būsenas, kurk savo laimę. Kaip yra posakis, tu pats esi savo laimės kalvis. Tai yra apie tai, apie būsenos pasirinkimą. Todėl pradėk taip savo dieną nuo intencijos. Kokios dienos noriu, ką noriu pritraukti į savo dienos akimirkas. Su kokiom mintim einu miegoti ir kokį rytojų sau pritraukiu. Leis sau pabūti šią akimirką tyloje ir pajausti tas būsenas, kurios tau šią akimirką yra tikslingos. Ne tos, kurių tu labai trokšti, ne tos, apie kurias tu svajoji, o tos, kurios šią akimirką yra tau pačios tikslingiausios. Pajaus tai savo vidinę ašimi, vidiniu žinojimu ir užfiksuok. Ir žinok, kad viskas prasideda nuo tavęs. Mūsų kiekvieno žmogaus apsisprendimą, kiekvieną mūsų žingsnį ar pojūtį lemia ne kiti, o mes patys. Savo pasirinkimu ir savo būsenomis. Todėl atidžiai rinkis viską, kas tave supa tą dieną. Atidžiai rinkis ne tik perkamą rūbą ar drabužius, atidžiai rinkis tai, kaip tu gyveni, toks, koks tu esi ir kuo nori būti, koks nori būti. Rinkis viską, nes turi visas pasirinkimo laisvės ir visas pasirinkimo galimybės. Todėl pasinaudok jomis. Nes visas gyvenimas yra tavo vidinio pasaulio plėtra ir tavo vidinio pasaulio augimas, tavęs kaip asmenybės augimas. Todėl sutelk patį didžiausią dėmesį į save, ne į išorinį pasaulį, o į save, į savo galimybes, į savo gebėjimus, į savo būsenas, į savo veiksmus ir jausmus. Ten auk, ten plėskis ir ten ugdyk save, savo viduje, savyje. Ir tada pajusi pilnatvę, kuri nėra įtakojama išorinio pasaulio įvykių ir išoriniame pasaulyje vykstančių situacijų ar aplinkybių. Būk savyje, nes tik savyje cirkuliuoja didžiulė ir begalinė jėga, vidinė stiprybė ir galia. Ten yra visa išmintis,
kuri reikalinga tavo gyvenimui ir tavo būčiai. Ten yra viskas, ko tik reikia tau, žmogau. Ir šią akimirką dabar taip švelniai atrodo, lengvai yra apsupama tokia švelnia sfera, kūrėjo energija, kiekvienas iš jūsų. Užfiksuojama ta būsena, kuri yra išjausta šioje akimirkoje. Ir jinai, ta būsena, integruojasi į jūsų kūnus, į jūsų šviesos lauką, į šviesos kūną. Visiškai atsipalaiduokite ir leiskite tai energijai tekėti į jūs, lengvai pleventi jumyse. Tiesiog leiskite, be jokių vidinių pastangų, be jokių lūkesčių. Tegul ta energija sklinda jumyse, jūsų kūnuose ir jūsų erdvėje. Ir net gali toks truputėlį svaigimas galvos jaustis, nes tokiu sukūriuku tarytum ta energija įsisuka dabar per vidinį sąmonės kanalą. Lengvai tiesiog leiskit kūnui kvėpuoti. Jei kažkur spaudžia ar blogumas jaučiasi, įkvėpkit, iškvėpkit. Galima su vidinė intencija, kad įsileidžiu, atsiveriu kūrėjo šviesos energijoms. Leidžiu lengvai pratekėti. Galit savo viduje pajausti atsiradusią tokią naujumo būseną. Ir dar kiekvienas yra toks palytėjimas kūrėjo, kiekvienas tarytum peržvelgia, ar viskas įsitvirtino, visos energijos perleistos. Ir galit palengva susigrąžinti, išreikšti intenciją, kad susirenku visą sąmonę savo dalis, sugrąžinu į savo kūną, palengva giliau įkvėpti galit, giliau iškvėpti. Pajausti savo fizinį kūną. Galit pajausti savo pėdas, pajudinti pirštus, rankytę savo pasukioti, galvą pagręžioti į šalis. Ir per šitą procesą susigeneravo labai daug gražios, šviesos, tokios energijos. Jeigu kambaryje šviesu, galit rankas patrinti vieną į kitą.
pajusti tą kūrėjo šviesą, kurią prisipildė čia akimirką, kūrėjo energiją, jos tyrumą, jos lengvumą ir savo rankomis prasibraukti visą save nuo galvos, per visą kūną, kur norisi, gal užsidėti ant kažkurios vietos, dar rankas palaikyti. Su vidiniu tikėjimu, kad kūrėjas yra su tavim šią ir kiekvieną akimirką. Ir kai būsi pasiruošęs, gali su lengvumu atsimerkti ir sugrįžti į šią akimirką, savo pakylėtą būseną, su lengvumu, jaučiant savo kūną, savo susigrąžintą galią, jėgą, stiprybę, sveikatą. Ir jeigu norisi kažkam pasirodyti, savo šypseną parodyti, prieš atsisveikinant ar kažką pasakyti, tai laukiam šią akimirką. O jeigu norisi tiesiog su tuo pabūti ir eiti į savo vakarą, į poilsį, į atsipalaidavimą, miegą, smagu matyti šypseną. Tai kągi tuomet linkim gero poilsio, gražaus vakaro. Ačiū, kad skyrėt savo laiko, kiekvienas padėkokit savo asmeniškai, kad apdovanojot save šitą kūrėjo meilę, šitą kūrėjo šviesą. Asta, gal dar norėsi kažką pridurti? Aš irgi noriu pasakyti, kad pabūkite dar šį vakarą šitose švelniuose energijų bangose, tame kūnų nurimime, vidinėje ramybėje, vidinėje tyloje ir leiskite sau pasimėgauti vakaru. Gražaus likusio vakaro visiems. Ačiū, kad buvote. Iki. Visai Ačiū, iki. iki.